šiandien, pacani, galėtum pagalvot, kad rytoj, bet iš tikrųjų šiandien. Jo, planetai mūsų esama dviejų pusių, tu dar negimiai, bet aš žinau, kurioj tu būsi, jų pilni autobusai. Tačiau maršrutai dengia žmonės, kurie sėkmės tik iš jų pratimo linki, dėl to ir stengi, nes apgūta fortūna pyksta ir kad sugrįžtų atgal apčiešint. Retai pavyksta, nes šitą moterį save gerbė, žino savo vertę, kai išneka. Nieks neįsiterpia, o be jos tu niekas, nes likimo mėtomas laiku tekėdamas. Netikrais dievais tikėdamas nusibaigsi kaip rysė. Pamatysi galą per kiekvieną kanalą, tautai į galvą kala. Ši sistema tave daužo, kol kaulus sulaužo, po to dar daužo, kad paverstų kaušų. Užgeso net šviesa laužo, naktį paliko vienišo. Ir rodos, kad tik 4 sienos čia tave stebi ir vis arčiau slenka vis dažniau. Pats ne kartą tai mačiau ir jaučiau kiekviena ląstelė kūne. Viskas paprasta, arba tavęs nėra, arba būni, bet nemanai, kad tiesiog egzistuot neįdomu. Kad vaikais pinigų, mergų ir diplomų būni praktiškas kaip plastikas, o aš lyriškai plastiškas perplaukiu ir taip ramiai, kad minčių nepertraukiu. This is the year 2087. 75 years ago, the two great armies of the world engaged in a final war. After 15 years of continuous battle, which included every nuclear weapon known to man, most of the population of the Earth was destroyed. A cruel trick was played on the survivors. Although there are times when clouds fill the skies, it has not rained for 50 years. Things are really fucked up.